Sveikuliukai, pupuliukai. Pradžią šio vlogo pradėsiu sporto salėje. Tai va, šiandieną nutariau jums parodyti, kaip gaminu bananų pyragą turbūt, ar kažkaip pasakyti. Baltyminį, sveiką ir skanų, bent jau man. Tai va, dar pabandysiu papasakoti būtent apie svorio metimo kelionės niuansus, tai būtent ir prie augimo papasakoti pasidavimo momentus, kokius turėjau ir kaip aš dabar galvoju, kodėl aš pasiduodavau ir kodėl pradėjęs nebaigdavau ir grįždavau su kaupu atgal. Tai va, pabandysiu papasakoti savo trumpus tokius epizodus, padaryti gal išvadas kažkokias ir papasakoti jums, gal atrasit kažką savo, gal kažką naujo sužinosit, gal kažką, kaip sakoma, pamatysit, kad galima kažką kitaip padaryti ir panašiai. Tikiuosi, kad mano patirtį pritaikysit ir jūs, tie žmonės, kuriem reikia to. Tai ačiū ir susitinkam turbūt virtuvėje dabar. Opa! Ir aš jau savo mini virtuvėliai. Ir kaip visada, kada atsiranda va tokių negražių bananų, aš ką darau? Aš darau bananų pyragą. Turbūt bananų pyragas. Man atrodo, kad čia bananų pyragas. Okay. Taigi darysiu bananų pyragą, nes mėgstu bananus. Ir mano draugas taipogi mėgsta bananus. Bananą. Bananą. Tai va, paprasčiausiai receptas kažkur girdėtas. Iš tikrųjų daug kur girdėtas. Dabar buvo banga, gal tebėra banga iš bananų daryti. Viską iš bananų daryti. Tai, bet ką aš darau, tai visada pas mane yra ekspromtas toks daugiau ir tai va, imu 3 bananus. Tarp kitko, specialiai jums viską susirašiau, rašysiu svorį visą, rašysiu kaloringumą ir rašysiu maistinę sudėtį ir po to pasversim visą gaminį gautą ir pabandysiu apskaičiuoti 100 gramų energetinę vertę šito daikto plus naudingumą. Tai kas yra baltymai, angliavandeniai, riebalai. Tai va. O sakiau, kad sversiu, o svarstyklių tai nepasėmiau. Taip, 2+2 nusinulinam. Opa, sveriam bananiukus. Dabar rašus gramus, po to susirašysiu visas kitas vertes. Taip, bananų turim 312 gramų. Tai turbūt video gale pabandysiu visą papasakoti, kiek gramų, kiek ko ir taip, toliau 3 bananai, tradiciškai kalu 3 kiaušinius. Ir taipogi sversiu. Viską sversiu. Mėgstu sverti. Gal reikėjo pirmą bananų susitrint ir mušti kiaušinį tada, bet kadangi jau taip prisidirbau, tai dabar įsimušiu kiaušinius ir viską trinsiu bendrai. Su kiaušiniais, su visko, tokią nesąmonę darysiu. Čia, kaip ir sakiau, rubrika ne kulinaras. Ir taip, nepamirškim gramus rašyti 149. 149. Gerai. Ne kulinaras rubrika. Įmam šakutę. Ir darau, kaip man atrodo. Man svarbu iš tikrųjų rezultatas, o ne pats
procesas. Pats procesas, aišku, man patinka gaminti iš tikrųjų. Ir tai va, trinam. Tai va, jaudinos prieš kamerą įvėliau klaidelę nedidelę. Visų pirma, reikėtų susitrinti bananus, nes jos yra lengviau trinti. Bet kadangi aš numušau su kiaušiniais, su viskom, tai naudojau va tokį daiktą. Ir viską gerai sublenderiavau, susmulkinau. Ir va gavos tokia masė, į kurią vėl ant svarstyklių viską sversiu. Dedu proteino. Proteino dėl saldumo, dėl skonio. Čia jau skonio reikalas. Kokį naudojat proteiną. Ok, neturit proteino, tai turbūt galit medaus įsidėti. Nu, kad saldžiau būtų. Nors iš bananų iš tikrųjų irgi bus saldumo. Tai va, atsimatuojam ir dedu savo mėgstamo proteino. Čia jau, kaip sakoma, kaip kas mėgstat. 30. Darom pem. Arba šiam kokį. Bam. Pem 4. Nu, nebus per daug. Nu, vat, pas mane va tokie receptai visada. Kalsiu šiam gramų. Daug. Tai va, įkaliau proteino ir vėl viską išmaišau gerai, kad ištirptų, kad gautųs masė. Niekada nedarau pagal receptą ir jau kelintą kartą darau šitą pyragą ir visada pagrindė principus žinau, produktus plius minus žinau ir daugiau iš galvos. O, kiek ten nusirašyti reikėjo, ne? Taip, 60. Galėjau ir mažiau iš tikrųjų, gal reikėjo mažiau dėti, bet pabandom su šiam. Nu, turėtų gauti saldu. Nu ir kaloringumas turi būti pakils šiek tiek. Nes proteinas irgi kaloringas, bet jis ir baltymingas. Tai va. Išsikukuliavom. Toliau kažkada sugalvojau ir man visai tiko ir patiko, nes labai gražiai iškepė, išsikilo šiek tiek miltų. Tai man kažkodėl tai galvoje atrodo, kad kukurūzų miltai šiam reikalui tinka. Tai dedu šiek tiek kukurūzų miltų. O kiek, nežinau, va dedu iš akies ir žiūrėsiu, kiek čia pagal svorį gaunas. Ok, gaus šiam kartui įdėjau 50 gramų. 50 gramų, atsiminkim, maišom žiūri maždaug, nu, man noriu, kad gautųsi konsistencija tokia tasi gal, nu, tokia labiau į pyrago, kad ir, nu, tokia ne per daug tasi, ne per daug tiršta, ne per daug skysta, ne per daug tiršta. Kulinaras aš tai žiauruminis. Tai va, ir viską maišom. Man atrodo, kad liuks. Žodžiu, viskas. Rašom kukurūzų miltai 50 gramų. Taip, svarstyklių turbūt nebereiks. Pasidedam. Sužiniojam, pasidedam. Haha. Spėkit, ką pamiršau. Nu ką, įdedu. Kepimo miltelį. Kam jų dedu? Turbūt, ką geriau kepti. Šaukštelį. Bam. Čia turbūt galimai, kad gal atsiras kulinarų, kurie mane gal ir nuteisų šitą receptą. Bet čia mano receptas. Tai va, žodžiu, kaip ir viskas užtenka, visko gerai, įsijungiam orkaitę,
iki taip, orkaitė apie 180 laipsnių Celsijaus. Įkaitinsim. Viską dar gerai išplaku, išmaišau. Dar kas turbūt galvoju, kad tiktų visai neblogai natūralus riešutų sviestas įsidėti kokį šaukštą, bet vėl tai kelia kaloringumą. Tai gal kada pabandysiu ir riešutų sviesto dar įsidėti, bet šiam kartui, vat, tiek. Pagrindas, apskaičiuosim viską. Tai va, toliau. Kepimo papiriukas. Iškaloju. Jokių riebalų papildomų nenaudoju. Nenoriu ir nenaudoju. Va. Ir visą šitą daiktą pasiimam mentelę, su kuria būtų lengviau mums išlaižyti indą. Ir viskas supilam į formą, išklotą kepimo popierium. Jokių riebalų nenaudoju, kaip ir sakiau. Labai mėgstu kartos, žiūriu 2 kartus. Gal ir 3. Viskas ir čia toks nedidelis gausis. Tai va. Viskas ir va šitą visą daiktą įkaitus orkaitei pašausim į orkaitę ir kepsim kažkiek tai laiko. Šiaip nuimu pusę valandos, po to nutikrinu ir žiūriu kaip pagal iškepimą. Laiką turbūt irgi pasakysiu pabaigoj. Tai va ką, laukiam kol užkais šaunam. Tai va. O kol kepa mano pyragas, galiu truputį papasakot, galiu pakalbėti apie lūžio momentus, apie pasidavimo gal labiau momentus mano svorio augimo ir metimo kelioniai. Pabandysiu trumpai aptart, kad labai neatsiboščiau. Tai kaip aš dabar atsimenu ir kaip aš dabar galvoju, mano pagrindinė bėda buvo ne tai, kad aš ieškodavau, bandydavau ir nerasdavau, bet po kiekvieno, sakykime, bandymo ir aišku, sakykime, kokią dietą pasiimi, bandai, nepatinka ir viskas. Ir esminis dalykas, kuris būdavo labai blogai, tai kad aš pasiduodavau, nes, sakykime, pabandžiau ten su, sakykime, keto dietą, pasilaikiau gal 2-3 savaitės, man svoris krito, bet aš jaučiaus blogai, man buvo blogai ir aš galvojau, kad Jėzus, taigi aš visą gyvenimą taip neišgyvensiu. Aš jau tada supratau, kad svorio numesti vien neužtenka, reikia jį ir išlaikyti. Ir galvodavau, kad sustodavau vien dėl to, kad aš matydavau, kad aš nesugebėsiu gyventi taip, nes, sakykime, numetus tą svorį ir vėl grįžus į seną vagą, nes suprasdavau, kad su tom dietom, tom badavimais ir visą kitą, ką aš išbandžiau, aš neišgyvenu, man tai netinka. Ir nes aš blogai jaučiuos, ką man blogai jaustis. Aišku, prieš tai blogai jaučiaus, bet kaip įsivaizduoju, meti svorį ir turėtum gerai jaustis. Ir galvoju, Jėzus, aš metu svorį, man krenta, aš blogai jaučiuos. Man tas nepatinka, aš kankinuos per daug. Gal per daug, vienas dalykas, vėlgi per daug gal riegadavau ir visa kita. Ir, sakykime, netradau ir aš iškart pasiduodavau ir grįždavau prie senų įpročių, dar netgi juos padidindamas, pablogindamas.
Nes ne tai, kad savo sakydavau, kad šitas nepatinka, ieškok kito kelio, žiūrėk, domėkis, skaityk. Ne, paprasčiausiai man ateidavo pasidamivimas ir vėl kokius metus, du aš tiesiog vėl depresijoje į save kiši maištą, kad geriau jaustumės, ta istorija jau žinoma. Ir būtent tai būdavo, kad aš netradęs, neidavau toliau, nemuždavau su galva sienos, bet aš paprasčiausiai apsisukdavau ir eidavau atgal. Ir tai buvo mano pati didžiausia klaida. Tai čia vienas aspektas. Kitas, kaip ir vienu momentu, kaip ir buvau radęs mitybą gerą, bet nesupratau arba blogai įsivaizdavau, kas yra disciplina. Nesupratau, kad reikia disciplinos. Mityba, kaip ir buvau užsisakęs į žinomą Lietuvos žmogaus, tai visai gera, ten taipogi subalansuota mityba, su normaliais valgymais, kaip ir viskas ten gerai buvo. Ir maistas tas visapusis, ne viena kryptis toks, neatsibostantis. Ir aš gal 2 savaitės pabuvau, bet kadangi nebuvo supratimo apie discipliną, o tas žodis disciplina man atrodydavo, kad aš save turiu įkaustyti kažkokius tai rėmus ir bijoti ten pajudėti, ten vos ne, žinot, tas įsivaizdavimas disciplinavimo buvo pas mane iškreiptas, blogas ir nebuvo supratimo visiškai apie tai. Ir kadangi to nebuvo, aš ta pusę pasilaikai ten, tas visai neblogai pavalgai, po to savo nuolaidą kokią padarai, vėl suvalgysi, čydėjų pasidarysiu, nuo vieno čydėjaus pasidarė savaitę čydėjaus ir viskas užsimiršo, atsidėjo tas planas ir toliau vėl galvoju. Ir tuo momentu aš nusprendžiau, kad aš esu visiškai silpnavalis. Aš nusprendžiau, kad aš nesugebėsiu, neįmanoma. Bet turbūt tai buvo dar viena mano klaida, kad jeigu jau matai, kad netgi su geru planu ir kuris iš tikrųjų geras ir man visai jis patiko, iš tikrųjų visai normaliai, bet aš nesugebėjau laikytis, tai turbūt mano dar viena klaida, kad reikėjo jau tada suprasti, kad reikia man ieškotis pagalbos, paramos specialisto, kuris mane būtent motyvuotų, statytų į vėžes, mokintų kurti. Dabar aš suprantu daug dalykų, ko tada nesupratau. Kad tu turi turėti konkretų tikslą, sakykime, aš turiu tikslą numesti svorį ir eiti link jo. Bet vėlgi, metant svorį, dar vienas supratimas atėjo, kad tik mesti svorį tai nėra tas gerasis tikslas. Reikia turėti tikslą susitvarkyti savo sveikatą, pasigerinti savo sveikatą. Ir tai tas gerėja būtent subalansuotos mitybos procese. Nekalbu apie vaistus, nekalbu apie kažkokias nesąmoningas medžiagas ar ampulės. Tai susibalansuoji mitybą, duodi organizmui pakankamą kiekį vitaminų. Tarp kitko, apie vitaminus gal papasakosiu kažkada daugiau. Su vitaminais irgi atskira istorija, kaip ir norėdamas įrodyti, kad vitaminai neveikia, nes anksčiau buvau išbandęs vitaminų, bet man poveikio jokio nebuvo. Norėdamas įrodyti, kad jie neveikia, aš savo įsirodžiau atvirkščiai. Tai čia šiuo atveju man kai kuriais momentais kvaili principai man kažkaip padėjo ir atvėrė akis. Tai atsiprašau, kad mėtaus, iš tikrųjų tai nesu pasiruošęs užrašų knygutės. Niekada nesiruošiu. Ir žodžiu, tokie pagrindiniai mano klaidos. Tai būtent, sakau, pagrindinis dalykas – pasidavimas ir nenoras to supratimo gal nebuvo, kad čia yra normalu, kad tau nepasiseka, čia yra normalu, kad tau kažkas netinka. Bet jeigu tu ieškosi, eisi į priekį, darysi,
skaitysi, domėsis, tu visada atrasi savo. Visada atrasi savo. Tu tik tai turi eiti, kaip sakoma, mušk su galva tą sieną vieną po kitos, kol tu pramuši ir atrasi savo kelią. Tai va, ir man pasisekė, nors jau buvo kritinis momentas, čia švelniai tariant, kad netikėtai, čia dar ir žmonos truputį tai pagudrauta buvo, nes aš į raginimus, mano atsakymas būdavo, kad jūs man neaiškinkit, čia trumpai aiškiai, jeigu norit piktis, galit pabandyti paaiškinti man. Žemaitiškas toks charakteris truputį. Tai va, ir man labai pasisekė, kad atradau Remigijų ir būtent tas turbūt dar vienas dalykas, dėl ko, kad, nes man jau nebebuvo, arba visiškai kristi ir, man nežinau, turbūt ir neilgas gyvenimas švietęs, tai arba bandyti dar paskutinį kartą, kaip aš savo pasakiau, bandysiu dar paskutinį kartą, nes noriu pažiūrėti, kaip sūnus auga, noriu pabūti dar ilgiau ir pabandyti padaryti kažką daugiau, nuveikti kažką daugiau, ne tik, kad egzistuotų. Ir viskas, ir aš savo pasakiau, nutariau, kad viskas, darau viską, ką man sako, ką liepia. Ir būtent turbūt tas užsifiksavimas galvoj ir padėjo ir man, o Remigijus, sakau, planai irgi labai geri, skanus, bet esminis dalykas yra disciplinavimas. Būtent statymas į disciplinos vėžes ir tai nėra tas baisusis dalykas disciplina. Prasčiausiai disciplina tai yra nuoseklus, kas kartą, kasdieną tavo atliekami veiksmai, kurie veda tave prie tavo tikslo. Ir tai nėra baisu labai. Tai paprasčiausiai lygiai taip pat kaip tu ryte atsikėlęs dantis, kiekvieną rytą išsivalai, nusiprausi. Tai lygiai tas pats. Nepamačiau, kad ties disciplinavimu baigėsi įrašas, jis įrašinėti, telefono reikalai. Tai va, tai irgi yra disciplina, visi tavo atliekami, sakykime, nusiprausti, nusiplauti rankas kiekvieną kartą ir tai yra taipogi disciplina, kuri tau atrodo, čia yra normalu, natūralu, tai nėra, kad tu turi save labai ten statyti į tą priverti, ne, tai tu esi jau taip pripratęs, ir tu toje disciplinoje gyveni, nors tu tai nevadini, kad yra disciplina. Tai tu vadini, kad tai yra gyvenimas toksai. Tu prasme, gyvenimo įpročiai, gyvenimo norma. Tai lygiai taip pat ir su mityba. Disciplinuotai maitintis, subalansuota, sveika maistą, vitaminingą, plus dar vitaminai. Viskas, sveikata gerėja, energijos daugėja, tu tik tai judi, lakstai ir pradedi skraidyti. Man per 2,5 metų būtent ir išsivystė tie natūralūs, normalūs principai, kurie dabar tapo mano gyvenimo dalim. Lygiai taip pat kaip ir tos dantis išsivalyti, ar nusiprausti, nusimaudyti, ar apatinius pasikeisti. Tai tapo lygiai tokia pat čia dalim, normaliai, kaip sakoma, natūraliai suvokiama. Ir nebėra ten jokio vertimo, kad aš čia dabar turiu būtinai valgyti tą ar na, aš čia to negaliu. Nebėra poreikio buvusiam šlamštui kišti. Nebėra. Ir atsirado nauji poreikiai, nauji principai mitybos, nauji šiaip gyvenim. Šiaip ne tik apie mitybą kalbant, bet visas mano gyvenimo kryptis keičiasi. Judėjimas ir tikslai atsiranda, norai visiškai kitaip negu buvo prieš, sakykime, dabar jau 3 metus. Per 2,5 nusimečiau, jau 3 metai eina, kada jau 5 metų kaip ir gyvenu, jau be nuotraukų siuntimo, bet lygiai su ta pačia disciplina, kuri man yra normali ir natūrali. Tai va.
Labai atsiprašau, kad labai mėtaus, stringu, bet vis dar mokinuos kalbėti prieš kamerą ir tikiuosi, kad nors kiek supratimo ar nors kiek to savo patirties, kurią galėtumėt pritaikyti jūs savo, jum perteikiau, sugebėjau perteikti. Tai turbūt ne pirmas ir ne paskutinis video, kur bandau truputį įterpti ir papasakoti apie tai. Tai man patinka, kad užduodat klausimus ir mane truputį motyvuoja ir žinau, kokiam video, apie ką maždaug, sekančiam video, apie ką maždaug pakalbėti. Tai va, ir ką, mano pyragas toj iškeps, einu ištrauksiu, truputį atvėsinsiu ir bandysim sverti ragauti. Na va, ištraukiau. Gavosi va toks gražus pyragėlis. Truputį palauksiu, pasversiu ir pakalbėsim apie visą maistinę vertę šito daikto. Ir svorį. Ir ragausim jam. Tai va, pasvėrus gavos, jau iškepto produkto gavos 70 gramų mažiau, nes aišku, kepė, garavo, vanduo išgaravo ir taip toliau. Ir aš grubiai, su nedidelė čia turbūt bus paklaida, tai va, 500, visa šitą sveria pusę kilogramo, 500 gramų. Ir jo viso kaloringumas yra 900 kalorijų. Tai paskaičiavus 100 gramų 180 kalorijų. Visam šitam yra 74 gramai baltymų, tada 116 gramų angliavandenių ir 21 gramas riebalų. Tai yra labai tikrai baltyminis, bananinis pyragas. Ir dabar vat, pasverkim, pabandysiu įdėti 100 gramų, kuris atitinka netgi daugiau galima nei 100 gramų dėti, kad man, pavyzdžiui, apie 200 kalorijų užkandis, nu, tai sakykime 100 gramų, o čia netgi moteriškės gali drąsiai įsidėti 100 gramų ir kaip užkandį skanų. O galima ir pilnavertį valgymą, tai jau pasisverti pagal kaloringumą. Va, gabalėlis. Opa. 2, 7. O. Ir pažiūrėkit, kaip atrodo, kokia apimtis. Ir tai bus tik 180 kalorijų. Ir tai ir manau yra sveika. Va. Lygiai 100 gramų. Lygiai 100 gramų. Va taip va. Atrodo, va ta krūvykė 100 gramų. Čia yra 180 kalorijų. Ir galim paskaičiuoti, kiek baltymų. Tai va. O baltymų čia yra 15 gramų. Ką, beliko paragaut. Ir eilinį kartą verdiktą. Taip. Jėga. Taisykitės kavytės. Skanaukit. Ir va šitą krūvytę. Tik 180 gramų kalorijų. Puikiai tinka užkandžiai. Puikiai. Baltyminis. Bananų. Skanus, saldus. Skonį galite pasikoreguoti su savo mėgstamu proteinu. Va taip va. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe, o aš einu ryti.